Ir manau, kad galim pradėti. Tai, kaip sakant, tas pats pirmas įvadinis seminaras, webinaras, kada aptarsim atnaujinimus atėjusios iš FIBA pusės, prisiminsim tam tikrus niuansus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Ir pradėsim, kiek žinau, nuo šio savaitgalio jau su turnyrais teisėjaut. Vaidai, labas, matau žinutę parašai, tai linkėjimai atgal Uostamiesčiui. Keliaujame, ne Ignutė, ar nori dar kažką pridėti? Nu, jau visa įvadinė kalba pasakyta. Malonu, kad antri metai iš eilės mes susitinkam tokiu formatu ir bandysim dar šiemet, kiek čia mes turėsim, kokius 7 kartus tokius. Tai važiuojam, pradedam. Taip, tai pirma mūsų skaidrė apie taisyklių pakeitimus. Ir kaip žinom, čia nežinau, pats netyčia ten varčiau tas taisyklės ir radau tą įdomų pakeitimą, kad buvo jau nuo šio sezono bus reikalaujama, kad apsikeitimo kamuolio procedūra, angliškai mums paprasčiau žinoma kaip checkballas, tai visada bus atliekama perdavimu nuo žemės kamuolio. Ir kaip tas buvo irgi iškomunikuota mūsų 3x3 teisėjas Facebooko grupiai. Ir spėjom sužaisti vieną moksleivių lygos net čempionatą taikydami tą taisyklę. Bet po kelių mėnesių, kaip į tyliai atsirado, taip tyliai ir dingo. Priežasčių mes nežinom, per mūsų webinarus FIBOS irgi apie tai atskiro dėmesio labai niekas neakcentavo, tiesiog pabrėžė, kad galima, kaip ir praeitais metais ir prieš tai metus vykusius, niekas nesikeičia, tas perdavimas ir nuo žemės, ir iš rankų į rankas. Bet nepamirškim, kad rekomenduojama yra visada, aišku, ne po kiekvieno tenai apsikeitimo kamuolio procedūros, ne po kiekvienos sakyti žaidėjam, bet esant galimybė jiem patarti, kad visgi geriau atlikti kamuolį perdodant nuo žemės, nes panašu, kad ateityje ši taisyklė bus pakeista. Ir taip pat nepamirškim, kad apsikeitimo kamuolio procedūra griežtai yra atliekama per vidurį, priešais krepšį aikštelės viršuje, ties logotipu. Tai čia pagrindinis akcentas, kad nieks nesikeičia nuo to, kas buvo iki šiol, o jeigu mes sugebam iškomunikuoti žaidėjim, kad checkballą pasidarytų nuo žemės, išlaikant tam tikrą atstumą, tai tuo galim vadovautis, bet jeigu atliks rankas iš rankas, tai viskas yra legalu. Tiesiog dabar kalbame apie tai, kad nebūtų kažkokių tenai, kaip pasakyti, nesusipratimų, kad kažkada buvo ta taisyklė, paskui dingo ir dabar nieks nežino, kaip žaisti. Tai patvirtinam dar kartą, kad galima taip ir taip. Tai čia dabar matysim 2 klipus su taisyklingai atlikta apsikeitimo kamuolio procedūra. Pirmas klipas nuo žemės. Čia visiškai taisyklinga procedūra. Antram klipe matom, kad teisėja irgi pritaikė naują taisyklę, irgi buvo skaičius turbūt, bet pamiršo, kad jinai nustojo galioti. Net ir oficialiuose turnyruose nepritaikyta. Tai, kitaip sakant, abiejais atvejais checkball taisyklė yra atlikta teisingai.
Taip, čia irgi nieko labai naujo nėra. Mes ir praeitą sezoną buvo didelis dėmesys, bet dabar jau oficialiai yra nuo šio sezono įtrauktas taisyklių punktas dėl žingsnių taisyklės pažeidimo čekbolo metu. Tai dabar yra labai griežtai, kad kamuolį priėmęs žaidėjas, išgynėjo puolėjas, jisai turi stovėti dviem kojomis ant žemės. Ir jokie pasišokinėjimai, perstatymai kojos, žingsniai į šoną be mušimo, be driblingo, iškart turi būti vertinami kaip žingsnių taisyklės pažeidimas. Bet kokie mažiukai, didesni, nes anksčiau krūva klipų, kur bet kaip tos kojos perstatamos, paskui driblingas ir tai buvo normalu. Dabar tai jau nebėra normalu ir turi būti fiksuojami žingsniai. Ir stebint tuos turnyrus, kai kur žaidėjai net nesuprasdavo, bet čia jau yra ne mūsų problema. Mes turim griežtai nuosekliai tą fiksuoti, kol žaidėjai pradės suprasti, kad negalima daryti, turi priimti tvirtai stovėdamas dviem kojomis ant žemės kamuolį. Ir susidūrėm irgi vis tiek su ta problema, kad praeitais metais vos ne prieš kiekvieną MKL 3x3 čempionato turnyrą mes tą akcentuodavom, bet tų klipų buvo tikrai nemažai ir neaišku, kokios priežastys, ar pažiūrėta pro pirštus, ar neišgirsta. Gal ir nelengva buvo, nes dauguma varžybų buvo teisėjaujant vienam teisėjui, tai jisai dažniausiai stovi po krepšiu, tai gal ir nesužiūrėta viskas, bet nuo šio sezono mes turim griežtai vadovautis šituo taisyklių punktu. Kaip ir teisėjai jau norėjo fiksuoti, bet neišdryso. Jau pagavęs kamuolį žaidėjas deda koją į šoną ir tada tik tai muša kamuolį. Koja yra ore, tai yra iš karto žingsnio taisyklės pažeidimas. Kaip ir čia suvaikščiojo, jau sugaunant kamuolį tos kojos buvo perstatytos, o dar paskui be mušimo atlikti dar 2 žingsniai. Tai čia tiesiog žingsniai. Ir nuo šio sezono tai yra nelegalu. Ir ypač didelis dėmesys yra atkreiptinas, kai atakai lieka nedaug sekundžių, pavyzdžiui, 1 ar pusę sekundės. Dažniausiai tada žaidėjai irgi gudrauja, kaip greičiau išmest, kaip patogiau tą kamuolį išmest. Tai čia mes irgi turim atkreipti didelį dėmesį ir esant tokiai situacijai įspėti iškomunikuoti tiek besiginančiam, tiek puolančiajam, kokie galimi pažeidimai. Besiginantis, paduodantis kamuolį negali staigiai bėgti, kol dar kamuolys nėra puolančiojo rankose gintis, o metikas, puolėjas negali žingsniuoti. Turi iš karto atlikti metimą. Tai va šie 2 klipai yra apie tai, ir kuriuose padarytos klaidos neužfiksuoti žingsnių taisyklės pažeidimai. Antram klipe, ko pasiekoje mes turime pražangą ir 2 baudos metimus. Nors turėjo būti užfiksuoti žingsniai ir baltų kamuolių. Taip pat nuo šio sezono yra didelis dėmesys bus skiriamas ir jau yra skiriamas komunikacijai su rungtynių dalyviais, sekretoriatu, bei žaidėjais ir žaidėjomis, bei tarpusavyje. Tai vat, komunikacija, šiandien mes irgi turėjom webinarą, tai buvo kaip tik apie
FIBOS webinarą, buvo apie komunikaciją, kuri yra tikrai labai svarbi. Ir mes privalom komunikuoti, aišku, jeigu žaidėjas ateina mandagiai, tai mes mandagiai ir su juo bendraujam, jeigu jisai ateina. Dažniausiai 3 prieš 3 krepšinį neateina labai piktai nusiteikę, bet būna ir tokių dalykų, tai mes tada, aišku, tas bendravimas yra visiškai kitoks. Taip pat, kas dar nuo šio sezono nauja, tai kad nebelieka jokių papildomų gestų, kai mes įspėjame žaidėjus ir žaidėjas už žaidimo vilkinimą, už kalbas, už elgesį. Tai anksčiau mes dar parodydavom, aišku, sušvilpiam garsiai, iškeliam pirštą rodomai, bet dar mes naudodavom papildomus gestus. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra puslankyje aktyvi gynyba, tai irgi tą lankelį tokį rodydavom. To jau daryti nebereikia, jeigu už kalbas, tai irgi tokį ančiuką su pirštais, tai irgi tokių papildomų gestų nebelieka. Mes aiškiai reikalavimas sušvilpti garsiai švilpuką, kad būtų atkreiptas dėmesys visų dalyvių rungtynių, garsiai iškomunikuoti, už ką yra įspėjama komanda, kuri komanda, tai naudojame aprangos spalvą, tai juoda apranga vilkinčiai komandai įspėjimas už žaidimo vilkinimą arba už elgesį. Ir, kaip minėjau, jokių papildomų gestų nebelieka. Tai Justas, matau, ranką kelia, tai Justai gali sakyti, ką nori, įsijungęs mikrofoną. Aš dar prie to čekbolo situacijos patikslink, Ignai, tu sakei, kad negali atkelti kojų priėmęs kamuolį, tai negali atkelti atraminės, nes... Driblingą gali tu daryti kaip visada, bet tu turi priimti kamuolį dviem kojom stovint ant žemės, o tada tu gali jau tą vieną koją statyti į šoną ir mušti kamuolį. Nu tai aš, sakykime, ten, 1 sekundę atakai lieka, tai teoriškai jisai tą žingsnį gali padaryti, atkėlęs atraminę koją prieš išleidžiant kamuolį. Jisai nemuša jau kamuolio, tai negali jisai eiti su žingsniu į šoną. Tai nori pasakyti, kad jis neturi atraminės kojos? Nu nežinau, tokia yra taisyklė, supranti, tu negali eiti į šoną be mušimo kamuolio. Ne, tai žiūrėkit, čia yra paprasta taisyklė. Bet koks driblingo pradėjimas iš statinės padėties yra tas pats, kas po čekbolo. Viskas. Kada yra žingsniai pradedant iš statikos driblingą, tai tas pats yra vadovaujamas ir čekbolo metu. Esminis dalykas, tik tai kas dar papildomai prie čekbolo atsiranda, kad kol tau žaidėjas padavinėja kamuolį, tu negali ten peršaknėti, stepais judėti atgal į šoną ar į priekį. Ar taip turėtų būti? Nu tai gerai, bet aš metimą galiu atlikti šitą atkėlęs atraminę koją ir išleidęs kamuolį prieš nuleidžiant atraminę koją. Tai jeigu tu gavai ant atraminės kojas, tai tu ant tos kojos šoki ir kitą koją atkeli. Tai viskas legal. Nu tai aš jeigu statiniai padėti, aš priimu kamuolį, tai aš renkuosi kurią atraminę koją. Taip. Nu tai teoriškai jisai gali žingsnį padaryti ir atlikti metimą. Žingsnį padaryti negali, bet atkelti kitą koją gali. Nu, aš čia sakau, kad prieš nuleidžiant žodžio atraminę. Nu, taip. Gaila, neturiu to klipo, neįdėjau dabar aš to klipo, bet yra pavyzdys, apie ką jūs tai kalbė, tai kaip tik mum per praeitą webinarą kalbėjo, tai yra žingsnių taisyklės pažeidimas. Aš suprantu, ką tu nori pasakyti, bet gavus kamuolį, dėt žingsnį į šoną ir mest, tai FIBA tai yra žingsnis. Ne, tai palaukit, aš tada nesupratau. Tai aš galiu atlikti metimą nenuleidęs atraminės kojas?
Žiūrėk, padarom taip. Ignas tą klipą paviešinsim Facebook'o grupiai ir tada bus clear, nes mes dabar įsivaizduojam, man rodos, kad visi vienodai, o mintis išsakom skirtingai. Ok, tvarka. Gerai? Tai padarom, nes ten tas klipas į visus klausimus ir atsako, kas yra legalu, kas yra nelegalu. Ok, supratau, ačiū. Tai važiuojam toliau tada. Taip, kur čia mes sustojom? Nu, aš manau, kad čia viską jau ir iškomunikavom. Taip. Va čia dabar klipai apie tai, aišku, tas lankelio rodymas, kažkaip gal tos informacijos ir daugiau suteikdavo, informatyviau buvo, bet dabar reikalaujamas, kaip sakiau, be jokių papildomų gestų. Viskas yra garsiai, aiškiai balsu iškomunikuojama tiek dalyviams, tiek sekretoriatui. Ypač dar atskirai mes turime, iškomunikavę komandos žaidėjam, komandom, turime dar tą patį pasakyti aiškiai sekretoriate sėdinčiam, aišku, tarptautiniuose turnyruose visada sėdi supervisoris, čia vietiniuose mes gal neturėsim, bet pakalbėsim prieš turnyrą, kad tie, kas ten yra už sekretoriato staliuko, kad pasižymėtų kažkur, už ką mes įspėjam, kaip ką, kad paskui būtų lengviau, jeigu įtemptose rungtynėse mes netyčia pamirštumėm tuos įspėjimus. Būna ir taip. Čia irgi apie tą patį komunikaciją su sekretoriatu, tai vad puikus pavyzdys, kai jos visiškai nebuvo. Čia, kaip matome, prasižengė baltą aprangą vilkinti komanda ir pražangą uždėjo priešingai komandai ir buvo viena bauda, atsirado antra, žodžiu, ne ten uždėjo baudos pražangą, ne tai komandai. Tai gavosi 2-0, teisėjai to nepastebėjo, tęsė rungtynės toliau. Turim pražangą raudonai ekipai dabar, tai jau 3. Ir šitą neteisybę pastebi pats žaidėjas, ko visiškai neturėtų būti. Tai jau mes užvilpę antrą pražangą, mes prieš paduodami kamuolį čekbolui apsikeitimo kamuolio procedūrai, mes turime pasižiūrėti tiek į sekretoriatą, tiek į švieslentę, ar viskas yra tvarkoje, ar viskas vietoj, sudėliota, kad paskui išvengti visokių tokių rungtynių stabdymų, kas nepuošia to 3x3 krepšinio ir ypač, kai žaidėjai pastebi tas klaidas, o ne mes patys. Tai kaip ir sveikintina, kad mes greitai pradedam rungtynės, bet jeigu tai darom su klaida, tai nėra gerai. Ir paskui prasideda vaikščiojimai prie staliuko, aiškinimais ir tai tokių dalykų neturėtų būti. Dabar apie dar vieną tokią gal smulkmeną, bet tai yra nauja. FIBA ko reikalauja, tai per minutės pertraukėlės, kad teisėjai susieitų kažkur ties logotipu, priklausomai kur komandos yra išsidėsčiusios, tai matom dabar, kad ne ties logotipu stovi teisėjos, bet biški į vieną pusę, nežinau, kairiau čia gal, jeigu taip iš mūsų pusės žiūrint dešiniau. Čia yra visa daroma tam, kad užkardyt treniravimą minutės pertraukėlių metu. Nes panašu, kad buvo daug signalų gauta, kad tas vyko, o mes stovėdavom, pavyzdžiui, bile kur per minutės pertraukėlės, tai dabar, kad galėtumėm sekti šį taisyklių pažeidimą, tai yra rekomendacija, net ne rekomendacija, reikalavimas būti
netoli atsarginių žaidėjų suolelių minutės pertraukėlių metu. Tai čia esminis dalykas, kad ne kiek lokacija yra svarbi, o kiek mes turim atkreipti dėmesį minutės pertraukėlės metu į komandas ir ar jie gauna papildomą informaciją iš šalies ar negauna. Nu, Tai bet realiai tas šiuo yra atveju logo, yra lokacija. paminėta logo dėl to, kad pagal viską komandos turėtų sėdėti per vidurį viena šalia kito, vienoj pusė logo ir kitoj pusė logo. Šiuo atveju, kadangi jos abidvi sėdi vienoj pusėje, tai teisėjas turi, kaip sakant, pasirinkti tą poziciją, kad matytų ir kontroliuotų abidvi komandas vienodai. Žodžiu, po krepšių stovėti negalim. Ir taip pat kitas klipas apie tai, kad ne tik mes turim stebėti, ar ten treniruoja, ar netreniruoja per taimautus, bet nepamirškim pakalbėti ir kas įvyko prieš tai. Ir ką mes turim, kokius probleminius žaidėjus ar dar kažką. Nes šiame epizode matom, kad po taimauto kamuolys atiduotas komandai, kuri nepataikė į krepšį ir teisėjas rodo, kad nuo jos užėjo. Tai turėjo kamuolį valdyti juodą aprangą vilkinti komandą. O jeigu, tarkim, ir lietė kamuolį besigynusi komanda, tai atakai turėjo likti ne 12, o ten 4 ar kiek sekundžių. Nepamirškime irgi tokių dalykų, kas įvyko prieš taimautą ir kaip tęsime toliau rungtynės. Na, apie tai jau irgi buvo mūsų grupiai Facebook'o minėta, kad čia man daugiausiai visą laiką kildavo klausimų, bet dabar jau oficialu, buvau ir pats parašęs FIBai dėl šios taisyklės, tai vis tiek jie paliko mano nuomonė nelabai logišką sprendimą, bet tebūnie. Tai jeigu laikmatis pažeidimo metu, įspėjame mes komandą, lieka 6 sekundės, tai po įspėjimo tos pačios 6 sekundės ir liks pabaigti atakai. Bet jeigu tai yra jau antras kartas rungtynėse ir komanda yra baudžiama techninė pražanga, tai nors šiuo atveju jau logikos yra, kad puolanti komanda gaus 12 sekundžių. Tai jeigu pirmas įspėjimas, lieka tas pats laikas pratęsti. Jeigu tai yra techninė pražanga, tada jau prisideda nauja ataka. Ir kažkas naujo mūsų webinaruose. Manau, kad apie mechaniką mes dar nesam plačiai niekad kalbėję. Gal net ir Facebook'o grupėje nebuvo daug komunikuota šią temą, bet ir patys mes nelabai turėjom tos informacijos daug. Tai dabar šiandien mes truputį plačiau apie tą mechaniką ir pakalbėsim. Tai čia yra pirma skaidrė, tai yra zonos. Pirma, ketvirta, tai daugiausia priklauso lydui. Trailas, antra, trečia. Ten, kur raudona, tai yra susikirtimo zonos ir abiejų teisėjų daugmaž. Čia ta pati skaidrė, ten tik tai buvo, kad sužymėta, kur kokia zona. Pirma, antra, trečia, ketvirta. Tai čia iš esmės ta pati skaidrė, tik be skaičiukų. Čia yra geltona spalva, tamsiai geltona, nežinau. Su spalvom visada blogai, gal čia ir ruda. Tai yra lydo ir trailo judėjimo zonos, kur gali, tai trailas max gali ties logotipo pabaiga kairiai pusiai, o lydas negali atsidurti, tarkim, trailo pusiai po krepšiu. Ir tas šoninės linijos judėjimas lydo, tai atsiminam, kai būna
Tai bus ten porą skaidrių, tai Jo, aukštai tenai, tai tada. bus aišku viskas. Ir dabar čia yra po dvi skaidrės, tai turim įsidėmėti, kad kairiai pusėje esanti skaidrė, tai čia bus visose pavyzdžiuose taip, yra blogas pavyzdys, o dešiniai pusėje yra teisinga teisėjų mechanika. Tai vat kaip teisėjai turi būti išsidėstę baudos metimo metu. Tai vat mes čia puikiai matom, kad trailas turi stebėti, ar metantysis nemina linijos ir turi stovėti praktiškai ties baudos metimo linija, o ne aukštai pakilę. O lydas truputį atsitraukia. Tokia va turi būti mechanika baudos metimo metu. Pagrinde, vat lydas, kodėl turi stovėti truputį atsitraukęs, nes rekomendacija yra, kai kitose skaidrėse irgi bus parašyta, kad mes teisėjauja, mūsų poziciją apsako paskutinis besiginantis žaidėjas. Vaidas, matau, parašė žinutė yra, kad juk logo Lietuvoje dažnai nėra, ką daryti su tais stovais, kurie ale neša vandenį. Čia aš kaip suprantu, referuoju į tą minutės pertraukėlio metu komandų priežiūrą dėl treniravimo ir pašalinės informacijos suteikimo. Tai logo nėra, bet mes, kaip sakant, turim įsivaizduojamą logo, ne, vidury aikštelės, taip pačiai ir čekbolo metu, jeigu neturim logo, tai mes tą centrą iš akies nusistatom. Tai taip pačiai ir čia yra. Tai nuo tų vaikų, kaip sakant, nereikia mum jų labai laužti, bet jeigu matom, kad tie vandens nešimai prasideda nuolatos ir tai, kaip sakant, visą laiką yra mūsų judgmento dalykas, kada tas jau perauga į treniravimą, o ne į vandens atnešimą. Tai tuo ir vadovautis reikėtų. Eik. Taip, kita skaidrė. Jeigu dar pažymėsiu, jeigu turi klausimų, nes mechanika čia naujas dalykas, tai klauskit, nelaikykit kažkur tai užantyje arba webinaro pabaigai, nes paskui nelabai ir grįšim. Tai čia, vat, pavyzdžiui, yra, kai vyksta checkballas. Tai vat, mes matome, kad dešiniai pusėje trailas stovi su paskutiniu vat, savo kitos poros, kuri yra trailo zonoj, su paskutiniu besiginančiu žaidėju. Tai vat, ir matysim kitoj skaidriai, kada jisai bus atsitraukęs jo, nes, kaip sakau, jo pozicija aikštelėje apsako vat, besiginantis paskutinis žaidėjas. Tai vat ir čia vat, matom kampe porą, jau trailas atsitraukia pagal tą porą, kuri yra kampe. Prieš tai skaidriai matėm, kad tie du žaidėjai yra arčiau krepšio, todėl mes esam arčiau ir prie apsikeitimo kamuolio metu vykdančių dviejų žaidėjų. O čia mes atsitraukiam. Eimantas kelia ranką, tai jungis mikrofoną. Žiūrėk, praeitą tą skaidrę, kur lydas, dar man atrodo prieš tai, kur buvo atsakomybių zonos. Nes sakėt, negrįšim, tai iš karto sakau, ką aš norėjau paklausti. Va, šitą. Tai žiūrėk, jeigu eina metimas nuo kempinkių, va, ne, kur vienetas, tarkim, biški žemiau, plius minus toj vietoj, čia yra ne lydo stebėjimo zona, o kadangi iš tų testų daug kas suprantu, kad pagalbas duoti daug kur negalima, nes
reikia žiūrėti ten, kur reikia žiūrėti. O čia trailas gali sušilti pražangą, jeigu mato kem 5 žemiau, jeigu lydas, nežinau, dar po krepšiu kokią porą turi ar kažką. Ar tiesiog ten trailas ir tas kem 5 net nežiūri. Nu, priklausomai ką trailas, jeigu po krepšių yra pas jį ten žaidėjai, tai trailas ten turi žiūrėti. Čia jau, bet, žinai, jeigu yra 200% pražanga ir aišku, tu ten užmeti akį, bet jeigu 200, bet jeigu yra, žinai, piam ant piam ar ten dar kažkokių tai abejonių, tai, tavo yra atsakomybė zonos čia. Nebent ten visi suėję, supranti, visos poros 3, tada ir tavo ten yra pozicija ties logotipu. Tai. Nes tiek, kad būna tokių situacijų, kur sukrenta, taip, žinai, o kaip suprantu, sakau, tos pagalbos čia kažkaip 3 prieš 3 nelabai primtini dalykai, reikia žiūrėti ten, kur reikia. Tai gali pūsti. Tai, kaip sakiau, 100% pražanga, tau niekas per nagus nekirs ir ta prasme. Nes šiaip būna tokių, žinai, švilpuko ar momentų, kur, be jo būtų nesikreikiant. Tai matai, teorija yra viena, praktika yra visai kas kita. Aišku, visi norėtų, kad pagal teoriją viskas būtų kaip iš šitų skaidrių, bet patys puikiai žinom, kad taip nebūna. Bet jeigu sušvilpsi 100% pražangą, paskui, aišku, tau ten nieko nebus, bus klausimai lydui, kur jisai žiūrėjo ir kodėl jisai nematė. Bet jeigu čia sušvilpsi pražangą, o ten po krepšių, trailo zonoje įvyks kažkoks kipišas, tada jau bus negerai. Tai žiūrėkit, mechanika ir atsakomybė zonos yra skirtos tam, kad žinotumėm kiekvienas, kur turim žiūrėti rungtynių metu ir laikytumėmės disciplinos. Niekas, kaip sakant, nevyksta pagal knygutę, tai kiekviena situacija rungtynėse priverčia elgtis taip, kaip žaidimas diktuoja, ne? Tai kaip sakant, pagal tai, ką tu dabar sakai, iš 45 laipsnių, jeigu lydas nešvilpia, o trailas yra ant logo ar žemiau, nes to reikalavo situacija, tai trailas ir fiksuoja tą pražangą. Jeigu trailas liko čia, kur dabar yra parodyta, ir jisai čia turi krūvą žaidėjų, tai čia turi lydo primary būti ir jo yra area of responsibility. Tai manau, mechanikos pusė ir yra tam skirta, kad mes tiesiog suprastumėm, kur kas turim žiūrėti ir kas už ką esame atsakingi. Gerai, supratau. Ačiū. Jo, šita buvo dabar. Sekantis skaidrė, čia turbūt vienintelė skaidrė, kai trailas leidžiasi žemyn. Tai kai turi 2 aktyvias poras pačiam kampe, kelinta čia palauk zona 3. Tai kai jisai turi 3 zonoje 2 aktyvias poras ir lydas, jisai neina po krepšių giliai, kaip ten mes anksčiau buvo. Close downas, lydas irgi pasilieka su savo poros paskutiniu besiginančiu žaidėju. Čia kairiai matom blogas pavyzdys, kad trailas, prieš tai skaidrė vienintelė, kada trailas leidžiasi žemyn arba lieka žemai ties baudos metimų linija, o dažniausiai trailas turi kilti link logotipo, kad matytų kovą dėl kamulio, kad matytų tarpus tarp žaidėjų. Tai čia yra kovojant dėl kamulio, trailas kyla aukštai, lydas, kaip matom, jisai nereaguoja į tą žaidėją, kuris puolančiosios komandas yra prie tritaškio, o būna ties paskutiniu gynėju. Aš be rankos kėlimo įsitirpsiu. Kaip lydui, jeigu galėjai sekančią grįžti? Arba ir šitą gal tinkama. Tai kaip lydui sužiūrėti šoninę autą, jeigu nueitų pasas A2 žaidėjai? Miklios kojos?
ir tada nemeta metimo, veržiasi po krepšiu ir šitą prasilenkinėjį judesį su žaidėjais. Tai esi judesį. Tai kažkaip iški logikos trūksta. Ar yra kažkoks pasiūlymas, kaip tą Tai sužiūrėti reikalą? nejudė ir laukia. Tai jau laidoji tą šonį autą. Ne, nu tu atsitrauki ir paskui prasiveržimo metu jau tu ten stovi. Nu, ir nereikia taip judėti, žinai, kad ten nubėgai, vėl bėgi atgal, nu, kažkur pasirenki tą standartinę situaciją, kur atsistoji ir vertini. Nu, vis tiek, manau, nespėsi sužiūrėti, ar ten užmins tau, ar ne. Nebent atspėsi. Matai, čia toks vat reikalas, aišku, mes niekad nežinosim, kas vyks, matai, tas krepšinis toks yra, čia ir 5 prieš 5 mes matom, kad kiek daug klipų, kur mums sako, kad va, turėjom atsitraukti ten. Nu, matai, čia dinaminis labai sportas. Iš šitų skaidrių labai lengva, bet aikšteliai yra kita istorija, bet turim stengtis. Nu, tu žiūrėkit, čia yra paprastai, tas pats vyksta ir su 5 prieš 5 dviejų mechanika. Net jeigu mes negalim būti toli nuo situacijos, tai jeigu baudos aikštelė yra 5 žaidėjai iš 6, tai mes ir turim tam būti arčiau to, negalvodami, kad ten kažkas gali atsitikti. Nes jeigu mes pasiliksim lydas prie sideline, kad tik tai žiūrėtumėm dėl galimo perdavimo ar galimo užžibio, tai mes tada nevadysim, tai paliksim tiksliau trailą vieną su tais 5 žaidėjais baudos aikštelį įdylint. Tai čia iš tos pusės vėl mechanika yra skirta. O jeigu atsitinka taip, kad tai eina tolimas perdavimas į A2, nu, tai mes nieko daugiau kito neturim ką daryti, tik tai bandyti suspėti ir užbėgti ir pasižiūrėti, ar tas buvo užžibis ar nebuvo. Čia irgi skaidrė, kur lydas ir trailas yra su savo paskutiniaisiais gynėjais savo zonose. Tai va. Jeigu pasimetėt rungtynių metu, kur jūs esat, kaip žinot, kur jums būtų, tai va, ieškokit savo paskutinę, tai va, justelį, va, matai tavo, va, lydas čia tikrai dabar šoninės linijos nepražiopsotų, jeigu į kairiai skaidriai mes taip tokią mechaniką taikytume. Bet iš mūsų reikalauja tokios, kad mes būtumėm ties paskutiniu savo gynėjų. Taip, čia vat šitoj skaidriai, tai lydas traukiasi link šoninės linijos irgi žemyn nesileidžia, kadangi mes turime ne 2, o 1 aktyvią porą. Tai kad matytų ir tarpą tarp žaidėjų ir galima minimą šoninės linijos žaidėjo su kamuoliu. Jo, tai ne lydas, o trailas. Jo, trailas, o lydas vėlgi žiūri, kur yra paskutinis besiginantis žaidėjas jo zonoje. Trailas nepalieka savo poros, nors žaidimas vyksta kaip ir aukštai, pačiam kampe. O tą porą su kamuoliu kontroliuoja lydas, jisai nueidamas į aikštelės kampą, kad matytų tarpą tarp žaidėjų, ar ten metimo metu, ar prasiveržimo. Tai trailas daugiau stebi, bet aišku, padeda ir tai porai, kuri yra ties baudos aikštelė, bet nepalieka iš savo matymo lauko tos pagrindinės savo zonoje esančios poros. Tai va, trailas nesitraukia prie žaidėjo su kamuoliu. Čia pavyzdys,
kur, va, matom, kur Darius kalbėjo prieš tai, kad lydas gali ir palikti galinę liniją ir išplėsti savo judėjimą šoninę liniją, tai kai yra dvi aktyvios poros aukštai kampe, kaip matome, trailas irgi lieka su savo pora paskutinė ir lydas kyla šoninę liniją aukštyn, kad vertintų šios keturis žaidėjus. Trailas negali irgi pasijungti, kad neprarastų kontrolės ties savo pora. Dar vienas pavyzdys, kada lydas lieka ties šoninė linija, kai irgi yra labai aukštai pora su kamuoliu, o kitos dvi poros yra po krepšiu. Tai tada trailas arčiau logotipo pasitraukia ir stebi tas dvi poras, kurios yra po krepšiu. Ar teisingai suprantu, kad čia dabar bus netoks ratas atvejis, kai reikės šoninę liniją pakilti? Nu, priklausomai nuo žaidimo. Bet žiūrėkit, ten tas sideline mechanika lyda buvo jau praėjusiais metais. Tai sakydom, kad kai užspaudžia į kampą žaidėjus, tai tada lydas eina į sideline. Dabar aspektas, kaip sakant, tas pats išliko. Esminis dalykas tik tai, kad lydas atėjęs į tą sideline ir kontroliuodamas to žaidėjus su kamuoliu esančios kampe, turi grįžti atgal iš karto tada, kai išeina, pavyzdžiui, žaidėjai iš to kampo arba yra atliekamas perdavimas. Tai kaip sakant, mūsų ta rotacija bet kokiu atveju neturi būti ilgalaikė šone. Mums čia tik tai atsiranda didesnis judėjimo rėžis, kur mes galim būti, kad vertinti geriau situaciją, nes tuo pačiu, jeigu čia tas perdavimas nueitų toliau į baudos aikštelę, tai tas trailas dengia tuos likusias dvi žaidėjų poras, o lydas turi iš karto judėti atgal į baseline ir teisėjau taipogi ten tos žaidėjai su kamuoliu metimo metu, ar ten bet kokia atveju, jeigu ten kažkoks užribis būtų. Tai, kaip sakant, tą mes lydui suteikiam galimybę judėti į sideline, bet turim tą naudoti protingai ir nepalikti visų kitų žaidėjų esančių aikštelėje be priežiūros. Na ir iš praktikos galiu pasakyti, kiek buvo peržiūrėta turnyrų, tai tokių lydo išstojimų, tai reiktų paieškoti. Toj pusėj gal tie žaidėjai netaip mėgsta žaisti ten tą krepšinį ilgesnį tokį, tą porą su kamuoliu, tai ten gan greitai visas tas žaidimas vyksta ir tikrai nėra čia dažni atvejai, kai lydas pakyla, arba ten būna, ten kamuolys atsiduria, bet greitai nueina perdavimas. Tai žaidimo metu mes irgi tą turim vertinti ir skaityti tą patį žaidimą. Na ir čia jau minėta skaidrė, kur mes turime atsidurti minutės pertraukėlių metu. Tai jeigu komandos išsidės iš šios vieną kairiai, kitą dešiniai, tai mes stovim ties logotipu ir stebim galimą treniravimo procesą. Dabar apie išvadas, tai peržiūrėta, kaip minėjau, nemažai buvo turnyrų, gal 3 ar 4. Tai kas krito į akis, tai vėlgi daugybė nelegalių užtvarų, kas yra klasika, bet niekaip mes nesusitvarkom su šiuo žaidimo elementu.
galbūt, kad jų yra tikrai labai daug. Taip pat elementarų žingsnių taisyklių pažeidimai, galbūt per daug pradėjo teisėjai koncentruotis į čekbolo metu daromus žingsnius ir pamiršta elementarius žingsnių taisyklių pažeidimus, jie niekur nedingia. Taip pat, kas keista, yra metiko apsauga, kai gynėjas neteisėtai atsiranda metančio nusileidimo zonoje. Lietuvoje, aš nežinau, tokios problemos mes neturėjom ir tikiuosi neturėsim ir šiame sezone, bet tarptautiniuose tų klipų tikrai yra nemažai. Tai galbūt priežastis, kad nesekam iki galo metančiojo ir besiginančiojo. Ir taip pat neleistini kontaktai metančiam per ranką irgi, kur yra tikrai nemažai klipų. Ir net keista, kaip mes toleruojam neleistinus besiginančio žaidėjo veiksmus. Tai va, palinkėjimas, kad būti tiems, kurie šių klaidų darys minimaliai mažai. Tai va dabar apie kiekvieną tą išvardintus 4 šitos žaidimo elementus po porą klipų. Nelegali užtvara. Čia tikrai keistas sprendimas ir teisėjas geroj pozicijoje ir turėtų aiškiai matyti situaciją. Plius komandos turi jau bonusai yra ir tai yra 2 baudos metimai ir mes priėmam neteisingą, akivaizdžiai neteisingą sprendimą ir besiginusiai komandai tai kainuoja tikrai ganėtinai brangiai. Čia irgi bus akivaizdi neleistina užtvara judanti. Ir teisėja kaip ir parodo, kad viską mato ir kontroliuoja. Ir anot jos tai yra viskas legalu. Aš nežinau, bent jau išvengiam tų, kaip ir FIBA prašo, tų nereikalingų gestų. Jeigu mums tai yra legalus žaidimas, tai pastatom save į gan nepatogią padėtį. Žingsnių taisyklės pažeidimas, kaip ir kalbėjom, visų rungtynių metu, o ypač, kai tai lemia nugalėtojai. Koncentracija turi būti maksimali. Aš ten sutinku, kad būtų ten koks smulkus kojų perstatymas ar sutrepsenimas, bet kai akivaizdus yra didelis žingsnis, po to sumušimas kamuolio ir šis metimas lėmė 3 vietos nugalėtoją, medalius. Tokių klaidų neturi būti. Dar vienas pavyzdys. Žingsniai, o ko pasekoje yra pelnomas taškas ir dar pražanga. Tai taisyklės pažeidusi puolanti komanda gauna visus įmanomus bonusus. Atsiprašau, čia man vienam kadrais eina tie video. Žingsnis pamatyti čia be šansų. Žiūrėk. Kaip kitiem rodo? Ne, man irgi. Gerai rodo. Man tai kadrais tokiai. Viskas gerai. Tai gal rekordą pasižiūrėsiu kažką. Jo, tai kam lagina, tada galėsim pasižiūrėti paskui įrašą keliaujant. Jo. Nebedaug liko šie įrašų. Svarbu ne visiems jo, vadinasi, tai ne visų problema. Metiko apsauga ir irgi turim kontroliuoti viską iki pabaigos, kol žaidėjas nusileidžia metantysis ant žemės.
O tai šitas klipas čia jau lydo atsakomybė? Taip, pagal viską tai turėtų būti lydo švilpukas. Jis net nemato tarpo tarp žaidėjų. Nu, Gal. kaip, jeigu mes čia pradėsim narplioti visą tai Tai pozicija bloga vadinasi. čia bus kaip per rudeninius ar žieminius mūsų seminarus. Oi, sorry. Niekas nebūtų kirtę per rankas, jeigu ir trailas būtų švilpęs. Nu, čia jau apie atsakomybę zoną turbūt. Nebent tas rezultatuose būtų kirti. Bet FIBA drožtų, kodėl lydas nesušvilpė čia, ne? Drožiai turbūt. Jo, ten tam pirmam lydo primary turėtų būti. Nu, čia atrodo jo desperatiškas metimas, bet, nu, mes negalim leisti gynėjai irgi daryti neleistinus veiksmus, plus irgi sprendžiasi rungtynės. Žaidėja būtų gavęs 2 baudos metimus ir galimai būtų lygus rezultatas. Nu ir paskutiniai 2 klipai, kur akivaizdus kontaktai per rankas metančiam ir belieka sušvilpt va šiam klipe ir nebebūtų jokių toliau problemų tenai bėgti ir spręsti konfliktą tarp kovojančių dėl kamuolio žaidėjų. Atrodo, tiek reikia nedaug. Ir ta pražanga nėra, kad ten būtų 50-50, akivaizdus kontaktas per ranką. Kaip ir čia. Per rankas, bet baudžiame žaidėją už flopą, techninę pražangą. Galbūt teisėjas užpyko ant žaidėjo dėl pirmo epizodo, kuris ten tikrai flopino. Bet antrą, jeigu tą praleidžiam be jokio sprendimo, tai antram šitokiam epizode mes negalim atsigriebti. Mes turim fiksuoti viskas, kaip yra pagal taisyklės. Taisyklės yra pažeistos, aiškus mušimas per rankas. Gediminas, dar noriu vieną klausimą. Taip. Apie gestus tos bereikalingus ir kur įspėjimas balsu tik tai be gestų. O kaip su vaidyba? Laukiau, kad kol kažkas užduos šitą klausimą. Tai kaip Dariau yra su tuo gestu? Pagal tai, apie ką čia kalbėta ir kokią FIBA iškomunikavo mums teoriją, tai ir to gesto irgi už vaidybą neturėtų būti. Turėtų būti garsiai įvardinta kaip žaidimo vilkinimas vaidyba. Ir nebėra šito. O tai tas komunikavimas, ta prasme, iš karto po epizodo ar prie deadbolo? Prie deadbolo. Mes negalim vykstant žaidimui šūkauti ir taip žaidėjus trikdyti. Baigėsi ar ten pražanga, ar ten užribis, ar dar, kad tada einam ir iškomunikuojam aiškiai visiems. O jeigu iki deadbolo 2 vaidybos? Kaip? Iki deadbolo 2 vaidybos. Nu, tai antrą baudžiam techninę pražangą. Viskas kaip ir 5-5 ir tada paaiškinam. Tai bet jeigu mes Aha. Nu, sakyk. Nu, bet jeigu mes nešūkavom, tai jie iš po pirmos, tarkim, nežino to 5-5, tai bent jau gestą tu rodai. O čia nešūkauji, nerodai ir baudi tada. Nu, 3-3 to nėra. Mes irgi daug kur irgi diskutuota apie tai, bet valdžia nori taip, o ką mes. Nu, tai gerai, jūs mums tokį info ir paduodat. Žodžiu, baudi.
Žiūrėkit, praeitą sezoną jau buvo, kad iš karto po vaidybos, jokių vaidybos gestų mes nerodom pagal FIBA. Ir tik tai esant deadballui mes duodam įspėjimą, parodydami, kad tai buvo už vaidybą. Nuo šio sezono jie to gesto iš vis atsisako, dabar visų gestų atsisako skiriant įspėjimus, tai mes tiesiog turim iškomunikuoti tada jau deadball'e, kad yra įspėjimas be to gesto. Ir kad visiems būtų suprantame, už ką tas buvo. Tai kaip sakant, čia mūsų reikia tada tos komunikacijos žodinės tiek su rungtynių dalyviais, tiek ir su sekretariatu. Pažiūrėsim, kaip sakant, kaip čia viskas rutuliosis. Jeigu FIBA pakeis poziciją taip, kaip buvo su čekbolu nuo žemės, galbūt pasikeis čia už mėnesio atsiras vėl tie patys gestai vėl grįžta. Tai mes kol kas visą update, ką mes gaunam iš FIBOS, ištransliuojam jums, o kai turėsim kažkokių pakeitimų, tai jūs vėlgi pirmie sužinosite apie tai. Bet niekur nedingia tai, kad yra ir tiesioginė techninė pražanga už aiškiai vaidybą. Tai Ačiū. galima ir be jokio įspėjimo ją skirti. Sveiki, Labas, Vaidai. Ibrytė, ačiū Jums už tą nuostabų tokį seminarą. Bet žiūrėkit, mes tokį truputį kitokį gyvenimą gyvenam čia tam vakarų regione. Aš matau, kad Jūs čia viską aiškinat like pro. Žiauriai nice, žiauriai fainiai. O davai einam į tą paprastesnę situaciją, kai ten yra U12, U14, U16 ir mes švilpėme. Jūs žino turbūt ir iš savo patirties, kad mes visi švilpėme, po vieną ir stovime, kaip ir Ignas sakė, po krepšiu. Kokios būtų rekomendacijos, tarkim, švilpiant vienam, ar ne? Ir daug situacijų jūs čia atrodyt, viskas, kas yra dviejų mechanikoje, yra nuostabu, kaip ir faina, kaip ir paprasčiau, bet sakau, like pro. Bet, mes vakarų Lietuvoje mes truputį auginam savo kartą, auginam savo klientus, vadinkime taip, kuriems yra ten U10, kaip pavyzdys, U12, ir jie augs, ir mes norim, kad jie augtų ir jie toliau eitų ir ne tik žaistų vakarų Lietuvoje, bet ir kiltų, kaip ir kad jūs, tarkime, švilpsite šį sezoną, tas bus kažkoks ten, ar ne, ten Lietuvos čempionatas, ar ne, ten ne vienas ir ne du, ir ne trys, ir ne keturi turai berods. Kaip elgtis, tarkime, vienam, esant tokiom situacijom, bet kaip jūs sakėt, sideline, baseline, kaip šitoj vietoj, kur sukomunikuoti, kaip pastebėti, nes jūs patys suprantat, kad ta kitokia yra prielaida, ar ne, ir ten daug sunkiau viską pamatyti, nesgi tas pats U16 jau visai toksai yra very kitoks, tas toks krepšinis negu ten U10, U12, nes mes U10 netgi leidžiam ten dvigubų žingsnius daryti, bet dėl to, kad motyvuoti tos vaikus, kad jiems patiktų tas krepšinis. Tai norėčiau iš jūsų aš išgirsti šitą. Trumpai labai atsakysiu. Aš manau, kad čia esminius dalykus jūs turėtumėt fiksuoti, ko reikalauja, kad ir tie jauni žaidėjai jie priprastų ir, kaip tu sakai, jeigu jie nori kažkur eiti ateityje, kad atsineštų jau tą bent jau bazinę žinias, kas galima, ko negalima. O jum teisėjaut, tam lygi, kad būtų ir jum patiems paprasčiau, ir komandos, kad žinotų. Čia aš manau, kad ten nereikia laikytis griežtai tai, ką mes sakom, nes čia yra profesionalūs turnyrai, visa šita informacija, o ten jau žiūrit, aišku, negali būti ten tas chaosas, kad visi žaidžia kaip nori ir teisėjas ten tik tai dėl vaizdo, bet aišku, ten galima toleruoti ir tos žingsnius, ką mes darom ir 5-5 ten, kai tie maži vaikai žaidžia, tu ten tiesiog nesušvilpsi visko, ten to žaidimo nebebus. Ir sakau, mano patarimas, jūs darot, kaip jums paprasčiau. Ir ta komunikacija, kaip jums atrodo geriau, ir visa kita ten. Ir galit ir parodyti ir tą vaidybos gestą, ir visą. Ta prasme, nėra čia to, kad griežtai. Bet tai yra griežtai profesionaliuose turnyruose, kur žaidžia tikri profesionalai. Vaidai, prologas geras buvo.
klausimai irgi geri, tai aš tai papildau irgi, tik tai, nes jeigu mes atsiverčiam 5x5 FIBOS oficialias interpretacijas ar taisyklės, tai mes irgi ten nerandam niekur išskirtinumų vaikų amžiaus grupėm, ne? Tai taip pat ir 3x3. Tai mes turim kertinius aspektus, į ką turim kreipti dėmesį. O visi U10, U12 ir panašiai, kurie dar dalis jų žaidžia tik kažką panašaus į krepšinę, ne, kur ten tą kamuolį tik tai pradėjo laikyti porą metų, tai mes turim tą liberaliau žiūrėti, ką darom ir su 5x5, ne, tai esminės taisyklės, ką mes turim juos išmokyti, tai 3x3, tai kad darytųsi checkballus, kad pražangos metamos po tam tikros skaičius ir taip toliau. Viskas kitkas mes, kaip sakant, neturim iš jų atimti to malonumo. Nepamirštam, kad mes turim sekretariatą dažnu atveju, ypač Klaipėdos regione, tai ta komunikacija su sekretariatu mums kartais irgi labai gali padėti, jeigu mes ten turim kažkokį stovėdami už krepšio, turim linijos pažeidimą prie sekretariato, net ten virš tritaškio ar kažką tokio. Tai mums visą laiką tas sekretariatas bando suteikti tą informaciją, ką jie mato ir ką jie gali mums padėti. Tai mes to ir turim naudotis. Ir žinau, kad tikrai tas Klaipėdoj pas jūs vyksta komunikacija su sekretariatu ir jeigu jie ten pamato kažkokį pažeidimą, tai jie visada tą iškomunikuoja ir jūs tą jau tada nuo jūsų priklauso, ar jūs priemat ar ne. Tai jeigu tokie atsakymai tinka, tai aš taip matau tą situaciją. Ačiū labai, tai reziumuojant galiu sakyti, kad tarkime mes galime daryti prielaidą, nes, sakau, esu gavęs pastabų nuo buvusio Lietuvos krepšinio 3x3 čempionato vadovo, kad nėra taisyklėse parašyta, ar jam U12, ar jam U10, ar jam U14. Kaip mes žinome, MKL ten U14 jau nebegali peržengti berniukas, mergaitė gali peržengti baudos metimo liniją metant baudą. Tai mes vadovaujamės MKL, nes mes suprantam, kad jam sunku damesti, kad jisai gali tą užminti liniją ir tai būtų normalu tam, kad pritaikyti ir neužmušti tą vaiko norą dalyvauti šitoj naujoj sporto šakoj, sakykime, kur mes kažkur siekiam aukštumų kažkokių, tai ir kažkur mes einam, liktais augam, bet kažkur sustojam, bet vėl augam, bet mes motyvuojam, sakau, mes Klaipėdoj bandom, sakykime, kam man patinka Klaipėdos vakarų regionas, kad mes bandom auginti tą mūsų klientų ratą, vadinkim juos klientais, ar ne, nes, jeigu jiems patiks, jie bekins ir žais ir jie galimai ir daug užaugs. Tai šitą vietą aš, kaip ir sakau, man patinka jūsų pasiūlymas, kad mes laikomės tų MKL taisyklių ir pritaikom šitą vietą, kad lai vaikai džiaugiasi ir pritaikom MKL, kad, tarkim, U13 berniukas, jisai turi teisę užminti tą baudos metimo liniją metant, nes jisai ne visada turi jėgelių ir taip toliau. Ar jūs pritarėt tai, ar ne? Tai manau, kad mes jau atsakėm į tavo klausimus, kad sakau, kaip paprasčiau. Žiūrėkit, tai kadangi mes turim moksleivių lygos tam tikrus išskirtinumus, būtent atsižvelgiant į metimą, baudos metimą ir peržengimą linijos, tai vadovaujamės moksleivių lygos ten tom išimtimis. Kiek žinau, nuo kitų metų tos išimtis truputį griežtės ir ten liks U12 gal tik tai čempionate tas peržengimas galimas linijos. Tai jeigu tas pasikeis, tai mes, kaip sakant, einam paskui ir naudojam tą patį. Tai mes negalim, kaip sakant, sakyti vaikam, kad jūs 5x5 galit peršokti, 3x3 jau dabar turit kažkaip išmokdamas tą kamuolį. Būtent, labai geras atsakymas, ačiū ir žinosim. Ir rekomenduoju visiems Lietuvoje to laikytis. Labai gera rekomendacija. Ar dar turim klausimų? Aš dar turiu klausimą. Prašau. Čia apie tos gestus, tos papildomus, aš suprantu, kad čia tik tai profesionalai, taip toliau, bet
jeigu yra ten didelis triukšmas, didelis palaikymas, nu, aš ten kaip lydas kažką tai įspėsiu, pasakysiu, ar mano kolega ten trailas matys ir ten visi likę kiti žaidėjai ir dalyviai bus informuoti, kad aš ten įspėjau apie kažką tai. Tai tu turi taip įspėt, kad matytų visi. Žinotų žaidėjai, tavo kolega ir sekretoriatas. Nesvarbu, išeik į vidurį aikštelės, iškelk pirštą, kad visi žiūrėtų į tave ir iškomunikuotų. Nu, tai žiūrėkit, mes turim guidelines iš FIBOS, kas yra pagal juos siektina ir bus naudojama šį sezoną. Tai mūsų tikslas yra naudotis tais guidelines. Jeigu mes, kaip sakant, negalim to įvykdyti rungtynėse dėl ten per didelio triukšmo, dėl užsimerkusio kolego nuo manęs nusisukus ir taip toliau, ar ten ignoruojančio sekretariato, tai padarom viską, kad visiems būtų aišku. Jeigu mes parodysim tą gestą kažkokį, kad visi kiti suprastų, tai čia nebus kažkokia kertinė klaida ir, kaip sakant, protesto komanda už tai neparašys. Tai darom savo gyvenimą lengvesnį, bet stengiamės laikytis FIBOS išsiųstų tų guidelines. Toks yra esminis skirtumas. Taip, Vaidai. Ar čia ta ranka keliama, čia netyčia? Vaidai, dar turi klausimų, ar dar kažkas kiti turit? Maiklas gal su mumis yra. Nu tai žiūrėkit, kadangi klausimų nebeturim, truputį ilgiau negu valandėlę užtrukom, tai ačiū visiems, kad prisijungėt ir sudalyvavot, uždavėt klausimus ir pasidalinom mintimis ir įžvalgomis dėl artėjančio sezono. Primenu, kad turim testą, kuris yra irgi mokomoji medžiaga. Čia, kaip sakant, nereikia jo bijot spręsti ir nereikia bijot padaryti klaidų, bet išsprendus jį, manau, kad gavus atsakymus tam tikri klausimai irgi išsisprendžia. Tai ačiū visiems ir tada iki susitikimų kitose webinaruose arba aikštelėse teisėjaujant. Ačiū Jums. Viso. Viso. Dėkui, sėkmės. Ate. Ačiū. Viso geriausio.